Ar žinojai, kad kiekviena zona turėtų būti atliekama vis skirtingu metu? Kodėl taip yra? Dėl to, kad mūsų zonos ir jų plaukai yra skirtingai paveikiami hormonų. Taigi, po pirmos procedūros, antrai procedūrai atvykti veido zonai reikėtų jau po 4 savaičių. Tačiau pažastims, bikiniui ar krūtiniai po 5 savaičių. O kojoms ir kitoms zonoms net po 6 savaičių. Taigi, kodėl dažniausiai moteris ateina net ir visam kūnui tiesiog tam tikrų metu? Todėl, kad taip yra daug lengviau klientui, kai jis ateina ir vienu kartu viską pasidaro. Taip pripratusios dirbti visos pasaulio klinikos ir įstaigos, kurios turi lazerinę epiliaciją. Ir tai jau tiesiog tapo nusistovėjusia tvarka. Tačiau koksgi šito dalyko minusas? Ogi tas, kad atlikus net ir 6, 8, ar kai kam netgi 10 seansų, turbūt pastebite, kad ant vienų zonų puikiai dingo plaukai, tačiau ant kitų zonų jie dar vis auga. Kodėlgi? O tai būtent susijęs su tuo, kad kiekviena zona turi savo augimo fazes ir periodus, kaip dažnai ta pati fazė vėl kartojasi. Ir kaip jau minėjau, veidas kartojasi maždaug kas 4 savaitės, tačiau blauzdos kas 6. Taigi, kada tuomet jūs atvyksit? Ogi dažniausiai jums bus paskaičiuotas vidurkis, kas vis dėlto netenkins nei jūsų veido, nei jūsų blauzdų. Todėl geriausias pasirinkimas būtų daryti kiekvieną zoną atskirų metu, arba bent jau jungti tas zonas, kurios turėtų eiti kartu. Pavyzdžiui, bikinis su pažastimis. Bet atvykti blauzdoms reikėtų dar kitą kartą. Taigi, sek mūsų paskyrą, būk gudrus, kad žinotum, ko klausti savo meistro.